Pirmąjį atrankos etapą į pasaulio čempionatą Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė baigs mūšiu su italais. Abi ekipos jau yra užsitikrinusios vietą kitame etape, tačiau laimėti svarbu dėl persikeliančio pergalių skaičiaus. Užtikrinta pergalė prieš britus dar ketvirtadienį pasiekusi Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė patekimo į antrąjį pasaulio čempionato atrankos etapą nešventė ir kone iš karto susikrovusi lagaminus išvyko į Italiją. Tiesiai po rungtynių išvykom kitą rytą, kad turėtume laiko adaptuotis. Pasportavom, viskas kaip ir gerai. Bolonijoje lietuviai paskutinėse D grupės rungtynėse sieks revanšo, mat pirmojoje tarpusavio akistatoje dar lapkritį varžovams buvo apmaudžiai nusileista 1 tašku. Kiekvienos rungtynės atskira istorija. Peržiūrėjom savo rungtynės, ką Klaipėdoje žaidėm, kur pralaimėjom 1 tašku. Nesakyčiau, kad labai blogai žaidėm, bet turim dabar šiuo metu truputėlį kitokį, gal individualiai stipresnę komandą. Na ir bandysim paspręsti tuos dalykus, kurių nepasprendėm Klaipėdoje. Tiesa, šią akistatą kiek pakitusią ir sustiprėjusią sudėtimi pasitinka ne tik mūsiškiai. Priešininkai namų sienas bandys apginti pasitelkdami net 8 Eurolygoje rungtyniaujančius krepšininkus. Mes turim jų komandą, kuri atvažiavo, išskyrus Melį, atvažiavo, sakykime, su naujais pasirašytais žaidėjais iš Eurolygos, kurie virtuose, jie turi 8 eurolyginius žaidėjus. Tai situacija iš pagrindų keičiasi, ką turėjom vidury sezono, bet mes tam pasiruošę, nes mes irgi turim kitokio plano komandą. Italai rungtynės pasitinka lyderio pozicijoje, turėdami 1 pergalę daugiau. Iškovotų pergalių skaičius kelsis į kitą etapą, kuriame spręsis, kas pateks į pasaulio čempionatą, todėl šių rungtynių svarba didžiulė. Apie susikaupimą, rungtynių atsakomybę aš net nekalbu, nes visi žinom, kaip yra svarbu laimėti, nes kitam nesvarbu, kad mes išėjom į kitą etapą, bet mes žinom, kokias komandas sutiksim pralaimėjimo atveju ir žinom, kokias sutiksim laimėjimo atveju. Tai tą mes žinom, tą mes pabandysim, kad žaidėjam nedaryti tokio presingo, neakcentuoti labai, bet mes turėsim šitas žinias perteikti. Kitame etape Lietuva žais J grupėje, kurioje taip pat varžysis Turkija, Serbija ir Bosnija bei Hercegovina.